Pinigų karta ir brokeriai draudimas.lt pristato naują draudimo paslaugų gidą. Skaitykite, lyginkite, sekite, domėkitės, kas vyksta su jūsų pinigais. Skaičiuosime kartu, taupysite jūs. Šį kartą atvykusius į Pugevičių butą mus pasitiko ką tik iškeptos duonos kvapas ir Pugevičių vidurinėlės dukros melodijos. Šeima neslepia, kad įvairūs patarimai portale padėjo jiems atrasti naujų būdų, kaip dar labiau apkarpyti sąskaitas už komunalinės paslaugas. Dabar šitą eksperimentą jau praėjo ar ne 2 savaitės kažkur tai, ar ne? Mes, ne visi gal, vaikai irgi ten jie gal daugiau pažiūri reportažus, bet stengiamės paskaityti patarimus, ekspertų patarimus. Aišku, kažką mes jau ir naudojam, bet man pavyzdžiui patiko toks patarimas, kad lyginti tada, kai susikaupia daugiau skalbinių, kad būtent lygintuvo įkaitimo metu lygintuvas naudoja daugiau energijos, tai va šituo patarimu naudojamės. Paskui, kad atšildant kažkokį produktą išėmus į šaldiklį irgi dedame į šaldytuvą, kad ne patalpoje atšildame jo, tiesiog šaldytuvę, kad irgi sunaudotų mažiau energijos. Kas link šviesos, tai jau jie nepraeina, išėję iš kambario, neišjungiai šviesos, jie netgi patys taip irgi kontroliuoja ir manau, kad tas toks vieno kito asmens kontroliavimas, sutaupyti padeda, tiesiog primint, kad kitą kartą užsimiršta. Taip, pat stengiamės irgi būtent virdulyje virti vandens tiek, kiek reikia ir toks vienas patarimas buvo, kad netgi virdulyje užvirti vandenį ir tada pilti į puodą, o kadangi mes nuo seno naudojame elektrinę viryklę, tai jau irgi toks yra įprotis, kad nebaigus virti, jau išjungiame, tiesiog jau čia yra įprasta, kad baigė virti ant išjungtos viryklės maistas, bet jau dabar tą viską darome atidžiau ir manome, kad toje vietoje irgi turėtume sutaupyti. Šitų patarimų, kas buvo ir internete, ir pinigų kartos šitai svetainiai, ir komentarų ten tokių patarimų galėčiau pasakyti, kad pasinaudojom gal, kad televizorius išjungiam jau ir iš tinklo. Pasižiūrėjom, vakar prieš miegą. Va tiek. Ir šiaip nakčiai, taip. Pugevičių vaikai labiausiai džiaugiasi, kad taupymo projekte dalyvauti nusprendę tėvai pradėjo svarstyti ir apie indaplovės įsigijimą. Dėl to taupymo sugalvojo, kad reiktų gal indaplovę įsigyti šeimai visai. Ir šiaip įsigijus ją, kaip ir mums vaikam, mažiau indų plovimo viskas. Atsiperka ir šiaip sutaupytume, manau, tai vietai. Nors dabar kaip ir daugiau tikriausiai nes išleidžiame plaudami indus. Kad žadam atsisakyti dar irgi vieno šaldytuvo seno. Stovi dar jisai pas mus, būtent atsilaisvintų jo vietą virtuvėje ir galėtume ten pastatyti indaplovę. Pugevičiai juokauja, kad vandens šį mėnesį ko gero sunaudos mažiau ne tik dėl to, kad šeima daug skrupulingiau jį leidžia. Esą prie vandens taupymo nemažai prisideda ir užsitęsę namo renovacijos darbai. Dalyvavimas projekte skatina daugiau mąstyti. Ir visą laiką vis prisimeni, kad dalyvaujant reikėtų lyg ir sutaupyti dar daugiau ir šviesą išjungi dažniau, pasižiūri, kad kiti išjungtų. Gal ir indus jau plaunu ne po smarkia srove, o daugiau net nežinau, ir grindis, kai plaunu jau išsipilu į kibirėlį vandenį, kad nereikėtų visą laiką pačiaupų plauti skudurą. Kadangi pas mus čia vyksta renovacija, remonto tie darbai name, tai pavyzdžiui šiandien irgi nėra šilto vandens, jau apskritai nėra, bet kai būna, kad iš paleidus, sakykime, karštą vandenį, iš čiaupo bėga šaltas vanduo. Tai mes tiesiog sukame iš vis sklendę į butą ir apskritai neturime vandens, tik tai bėga šaltas vanduo, o karšto iš vis neleidžiame, kad nesisuktų netgi skaitiklis. Bet, pavyzdžiui, šiandien, kadangi nebuvo šilto vandens, tai jau nusimaudžiu turbūt per 5 minutės. Taip, bet čia jau priežastis dėl to, kad nėra šilto vandens. Dabar Pugevičių namuose vėl gyvena tik 4 šeimos nariai, nes vyriausioji dukra išvyko į studijas užsienyje. Šeima juokauja, kad jau vien dėl to sąskaitos už komunalinius mokesčius mėnesio pabaigoje turėtų būti mažesnės.